Tai rungtynių svarbos turbūt nereikėtų net kvestionuoti. Atvažiuoja komanda pagrįsta puolimu. Visų pirma, tikrai turinti puolime daug tos laisvės išvykus Abenuilį ir tikrai to talento turi. Matosi komandos žaidime išvykus Abenuilį, kad išlaisvėję yra. Daugiau žalios šviesos, kai kurie žaidėjai gal buvo tokie pasimetę dėl keitimų, dabar jie jaučiasi kur kas drąsiau ir labai pavojinga komanda, negalim jiems leist pajaust rungtynių ir turėsim labai daug užduočių gynyboje. Paminėtų, tai ta komanda, kuri išlaisvėjus, ar ne dabar išvykus Abenuilį Hugo Bessonas, tai vienas, sakykime, svarbiausių veidų komandų. Jo, tai turi pagrindinius du gynėjus, tai yra Bessonas, skoreris pagrindinis, labai daug turi ginklų įvairiai gali skorinti, taip pat pagrindinis kūrėjas Kioza, jisai labiau toksai backupas buvo, dabar išėjus Abenui jisai tapo pagrindiniu ir jaučiasi labai gerai. Ir vietinis gynėjas, toksai, aš sakyčiau, emocinis lyderis Ansirma, toliau turi du skirtingus trečius numerius. Amerikietį tokį, kuris labai geras atviro aikštelė ir vietinį metiką, o taip pat turi didelį lanko saugotoją Akilą ir du metančius ketvirtus numerius. Tai ta trumpesnė, taip, rotacija, 8 žaidėjų rotacija, bet sakau, kartais tai yra netgi pavojingiau prieš tokias komandas žaist, nes, sakau, žaidėjai nebijo klyst, žaidėjai negalvoja tiek daug apie keitimus, jie tiesiog hupina. Kalbant apie Kazį Maksvytį, treneris vyriausias yra Turkijos klubo. Ar pasikeitė kažkokie Kazio žaidimo elementai, žiūrint tos metus, kur prieš tai dirbo Kaune, dabar jau Turkijoje? Kažkas naujo atsirado pas jį, jo filosofijai? Daug panašumų. Nėra ką slėpt, aišku, su turimais žaidėjais vis laik treneris reaguoja skirtingai, tai vis tiek prie kiekvieno žaidėjo taikosi, kažkiek yra tų pokyčių, bet tas pagrindas, bazė, tai išlikusi labai panaši, net kelius derinius atpažinom iš anksčiau, tai daug kas yra ir to paties, bet treneris yra lankstus ir tikrai vis laik prisitaikys prie tų žaidėjų, kuriuos jisai čia turi. Ir išvykus Abenuilį labai gerai sureagavo komanda, treneriai ir tikrai žaidė paskutinės bent jau rungtynės, be jo tikrai smagiai, aišku, tai tik vienos rungtynės, sunku kažką spręst, bet matėt patys, kiek įmetė. Taip, tai 3 metus dirbote Lietuvos rinktinėje su Kaziu Maksvyčiu ir tikėtina, kad toks klausimas, kad nors jau buvo užduotas, bet iš esmės, kiek tas laikas su Kaziu leidžia geriau pažinti trenerį, kaip trenerį, išanalizuoti jo žaidimą ir galbūt palengvinti tiek jam darbą prieš jūsų komandą, tiek jums prieš jo komandą? Ar egzistuoja tas dalykas? Tai kažkiek egzistuoja, aišku, tai ir jisai mane labiau žino ir aš jį labiau žinau, bet ne tik, kad kartu mes dirbom rinktiniai, bet ir dirbom priešingose barikadų pusėse irgi gan ilgą laiką, kai jis dirbo Žalgiryje, tai tikrai to žinom tiek jisai mumis, tiek mes jį, bet čia žinot, vėl dienos pabaigoje žaidžia žaidėjai. Žaidėjams reiks mes, žaidėjams reikės apsiginti ir žaidėjams sunkiausių metų reikės tuos sprendimus padaryti aikštelėje. Mes esam tie, kurie jiems turi kažkiek padėti, ypač pasiruošime. Taškų lenktynių turbūt nenorėtumėt? Tikrai nenorėtume, nėra kas slėpti, čia kiekvienas turbūt treneris tą patį atsakys ir labai pavojinga būtų įsivelti tas taškų lenktynės, matėt mūsų paskutinės rungtynės su Nevėžiu, ėjom į tas taškų lenktynės ir buvom labai arti nudegimo. Per ateinančias 2 savaitės 5 rungtynės svarbios ir prieš pajėgius tikrai varžovus. Kokiom nuotaikom pasitinka šį laikotarpį, nes nėra taip visą sezoną, kad nuolatinės rungtynės eina ir eina. Dabar vos ne kas 3-4 dienas. Jo, tai turim tikrai būti mentaliai stipresni ir pamiršti paskutinės rungtynės, koncentruotis ant artimiausių, dabar jau palauk nėra, varžovai tik tai stiprus ir daug ką pasakys turbūt šitas mėnesis apie mūsų komandą, apie mūsų charakterius, apie mūsų visas, kaip pasakyti, ambicijas ir panašiai. Tai mums patiems labai įdomu, mes labai patys ilgai laukiam to kovo mėnesio ir bus matyt. Po praeitų rungtynių
rungtynių turėjot prašymą žurnalistų neklibinti jūsų, taip toliau, bet vis tiek klibinama viešoje erdvėje buvo, Artūras Gudaitis buvo minimas apie tai, ar ne? Ar kažkokių naujų žinių, ar jeigu taip arba ne, tai ar išmušė kažkiek šitą naujieną komandos žaidėjas, ar kažkokios nuotraukos pasikeitė komandos? Matėm vakar pasirodusias tas informacijas, kažkiek mūsų užduotis, mūsų darbas yra ignoruoti, nes kai pasirodė ta informacija, jokių parašų nebuvo. Ir tas pats prašymas išlieka, o galima rytoj po rungtynių vėl kviečiu jūs konferenciją, gal kažką galėsim tikrai plačiau, nes tikrai dabar koncentruojamės tik į rungtynės o apie tą situaciją, kiek klubas domisi, kiek klubas kalbasi, galim rytoj po rungtynių iškart pakalbėti, o dabar tikrai paprašysim vėl ir vėl, kad akcentuotumės į rungtynės. Vakar treniruotė, mes valandą prieš treniruotę sužinom, tai nesijautė per daug, kad ten kažkaip afektintų mumis ir tikrai gerą treniruotę turiu tą pripažinti ir norisi, sakau, tas toksai įsirakinimas į rungtynių planą būtų pačio aukščiausio lygio, nes būtent to reikės rytoj įveikti tą varžovą. Jo, tai paaiškinsiu labai paprastai. Mes sužaidėm su Vilkais vasario 8 ir ten buvo savaitė iki KMT. Tai tą savaitę mes, kadangi dar turėjom rinktinės žaidėjus, tai mes norėjom pasilikti visą komandą ir sportuoti iki KMT, iki FIBA langų. Kitos tuo tarpu komandos LKL, jos po to savaitgalio, jos paleido žaidėjus. Tai ta savaitė, kur mes galėjom sužaisti kokį ketvirtadienį, penktadienį prieš paleidžiant žaidėjus į FIBA langus, rinktinės žaidėjas prieš paleidžiant, mes neturėjom galimybių, nes visos kitos LKL komandos jau buvo paleidusios žaidėjus. Kas toliau vyksta? FIBA langai prasideda, mes rinktinės žaidėjų neturim, mes jau paleidžiam savo žaidėjus, tuomet grįžta visų kitų LKL komandų žaidėjai į stovyklas ir jau jie sportuoja. Jau jie kaip ir galėtų žaisti FIBA langų metu su mumis, jiems irgi reikia tų rungtynių, bet mes neturim žaidėjų. Tai taip ir gavosi toksai prasilenkimas paprasčiausiai. Pagrinde dėl FIBA langų, dėl rinktinės žaidėjų, bet taip pat ir dėl skirtingų timingų tų treniruočių. Ar rytoj jau galima bus išvysti tarptautiniam turnyre Parkerį Jacksoną Cartwrightą? Tikrai taip ir mes jį įsigijome tokiom rungtynėm, didžiosiam tom rungtynėm ir kažkiek džiaugiamės, kad jis turėjo tą šansą su Kėdainiais jau kažkiek pajaus komandos narius ir tikrai rytoj manom, kad jo indėlis bus jau dar, tikime tiksliau, kad bus tas indėlis dar didesnis į komandos pasirodymą. Tai lūkesčiai iš esmės nemažėja? Didėja. Rungtynės didėja, lūkesčiai didėja. Žiūrint į gynybą, varžovai labai pavojingi puolime, žiūrint labiau vienas prieš vieną gynybą ar komandinį? Gali vienas prieš vieną susiturėti? Jie yra viens prieš vieną žiauriai talentingi ir tas rodo asistų skaičius, ką jie turi, asistų skaičius, ypač kai buvo tie visi statistikos yra, kai su Sabenu Lyder žaidė, kur tų Aizo buvo dar daugiau. Tai jie tikrai viens prieš vieną išsiskirianti savo talentų komandą ir reikia mums stabdyti, mes turim pasiruošti, nes vis tiek tų išsikeitimų bus, tų ir mismečių bus ir panašiai, ir bus gynėjas prieš gynėją, ir didelis prieš didelį. Tai aišku, kad norėdami rungtynės laimėti, norėdami rungtynės visų pirma kontroliuoti, mes turim tos topus pasidaryti ir čia jau vėl žaidėjų ambicijos, žaidėjų vyras prieš vyrą, kaip pasakyti, noras įrodyti ir panašiai, nes mūsų nėra paslaptis, jeigu mes norim rungtynės kontroliuoti, be tų stopų ir be tos greitesnės atakos bus tikrai sunku. Truputį apie gynybą, apie puolimą, apie gynybą ir kalbant apie varžovų gynybą. Neatrodo, kad tokia komanda, kuri būtų tokia įtin orientuota gynyba, nes Turkijoje ten realiai kiekvienas mačas 100+ taškų prasileidžia nuo varžovų. Nes žaidžia pratęsimus. Tai tos ekstra 5 minutės, bet esmė, kad jo, čia visi apie turkų tą lygą šneka, kad jie ten kažkur velkasi gale, bet dabar jie 2 pergalėm jau saugus nuo iškirtimo, bet taip pat 2 pergalėm atsilieka nuo play-offų. Tai ten viskas yra vis dar atviras tas klausimas. Jeigu jie tą sėkmę prisijaukins kažkiek, tai vis dar atviras tas sezonas yra. O gynyba nėra jie ten kažkokie
kaip pasakyti, išskirtiniai to gynyba, nes talento turi labai daug puolime ir tikrai atrodo kartais atrodo, kad nepersistengia gynyboje, gal dėl rotacijos dalykų, nes tik 8 žaidėjai gali žaisti, bet šiaip treneris Kazys žinom, kad turi tas kelias gynybos sistemas, tai jeigu mes laiku neprisitaikysim prie jų, tai irgi nesinori paprasčiausiai švaistyti atakų. Turiu tai pasakyti, turim reaguoti greičiau rungtynių metu, kokia gynyba vyksta. Yra pasirodžiusi informacija dėl galimai, kad Vilnius pretenduoja FIBA Čempionų lygos finalo ketvertą. Ar veikia kažkaip tokie dalykai komandos, maždaug prideda pasitikėjimo savo jėgom, mes čia galime eiti finalo ketvertą? Tiesiog mes, nežinau, žaidėjai, čia žaidėjų gal reikia klausti, mes treneriai tai džiaugiamės organizacijos įdėtų darbų, jeigu čia jie daugiau prisilieta, turbūt bus konferencija po to apie tai. Tai gal labiau užsiplės, mes dabar daugiau iksiukus nuliukus šiom dienom braižom, tai nemeluosiu, labai tikrai dar nesu susipažinęs su tą situaciją, bet džiugu už organizaciją, džiugu už tą šansą, jeigu tai vyktų Vilniuje ir mes turėtume šansų ten patekti, tai valio. Kaip Ąžuolas Tubelis jaučiasi po operacijos? Kitą dieną mynė dviratį. Ir kiek žinom, operacija truko 20 minučių, viskas ten išvalyta, kas turi būti, nieko ekstra nerasta. Ir grįžimas gali būti net ir greitesnis negu buvo rašyta, bet, žinot, čia tik tai pasvarstymai, juodam balto neparašyta, kad jis grįš už mėnesį. Galbūt... Kas yra greitesnis, kokios optimistinės? Optimistinės gal nuo operacijos 4 savaitės, bet čia turi vis tiek žaidėjas įeiti į formą, turi niekur nejaus kažkokio diskomforto, tai yra visų pirma pagreitėjimai, tai visų toliau yra krypties keitimai ir panašiai, aš jau nešneku apie šuolius ir panašiai, arba kontaktą, tai čia viskam reikia ekstra savaitės, siūlai nėra dar išimti, tai nėra procedūrų ir baseinos ir taip toliau. Nu, viskam yra kažkiek to laiko ir tikrai neskubinsim, nebūsim ta komanda, kur jauną žaidėją tokį talentingą čia skubint sugrįžti, kai jisai pilnai bus pasiruošęs, tada jisai ir grįž. Tai tiek turbūt to komentaro. Rungtynių prasme, jums kad echodo nėra gerai, bet žmogiška prasme, kiek gaila, kad gerą sezoną jums vadina. Žiauriai gaila, kažkada čia matėm jį Vilniui, tai taip sezoną pradėjus įspūdingai, su tokiais skaičiais, su tokiu pasitikėjimu, visus skeptikus nutildant, kad jis negali žaisti užsienį. Labai pasikėlė savo tas, kaip pasakyti, akcijas ir vėl sportas yra sportas. Gaila, kad jo neturėsim prie varžovų gretose, būtume gal baudavę dažniau. Tai patikrinę, kaip su baudom šiemet yra, bet esmė, kad gaila, bet žinom, kiek jis profesionalus yra ir kad daro viską, investuoja į save laiką ir panašiai, su reabilitacija, tai žinom, kad kai visą laiką grįš tik tai stipresnis, tai to jam ir linkim tikrai. Anksčiau treneris sakė, kad FIBA langas užsieniečiams išeina į naudą, dabar sugrįžot, kaip dabar žiūrite šią situaciją lyginant su praėjusiais metais? Tai turbūt tos didžiosios rungtynės ir parodys. Šiaip pirmą dieną, kai grįžo, tai aišku, tas veido šviežumas, tos šypsenos ir panašiai, ko nematėm paskutinius kelis mėnesius, tai visą laiką smagu, o dabar viskas iš tikrųjų bus kaip ant delno per šitas rungtynės ateinančias ir bus, matyt, tada galėsiu tą klausimą labiau atsakyti. Norėtųsi, kad būtų geriau negu pernai. Mes spaudimą jaučiam artėjančių rungtynių, kad turim laimėti jas, paskui kitos rungtynės eina. Mūsų dabar toks artimesnis tikslas tai yra 8 ir ten nežinom kokie burtai. Ir kiek žinau, FIBA paskelbė tą ketvertą jau kai Final 8 yra komandos aiškios. Ir jeigu iš tų 3 pretendentų lieka 2 tik tai jau lieka 2 tada. Tai kiek aš žinau, bet čia galėsit jau vadovybės daugiau paklausti, jie tikrai galės labiau paaiškinti. Aš kiek girdėjau, tai taip yra, o tas spaudimas, tai žinot, kai šitus užsidedi logotipus, tai jau viskas aišku, bet jo bus ir tai yra normalu. Ačiū.